Labas rytas, laba diena, labas vakaras. Su jumis Greičio formulė. Ilgai mūsų nebuvo, bet mes sugrįžom. Arūnai, kaip tu pasiilgai? Mūsų, ne tik manęs, bet turbūt žiūrovų daugiau. Na, visą laiką paplepėti norisi ir galbūt netgi labiau norisi prasmingai paplepėti, nes komentuojant, žinoma, praslysta daug detalių, daug įvykių pro akis, kartais tos informacijos tiesiog nebūna laiko ir vėlgi tokio apibendrinimo atsiranda laikui bėgant. Tai aš manau, tikrai man patiko daryti podcastus, kadangi žymiai brandžiau sudėliojo tie podcastai mintis ir vaizdą tokį platesnį daro. Tai man tiesą sakant trūko tų podcastų. Visą laiką su žmogum ar prieštaraujančiu, ar pritariančiu, ar turinčiu minčių apie temą pakalbėti, išmanančių žmogum visą laiką yra vertinga, nes tai praturtina ir tave. Ir vėlgi tikiuosi, kad tai praturtina ir mūsų žiūrovus, kurie prisijungia prie mūsų podcastų. Gavau ne vieną laišką žmonių ieškančių ir nerandančių mūsų eilinių podcastų, kadangi turėjom pertrauką. Labai, žinoma, apgailestauju dėl to, kad mes nesugebam rasti galimybių sąlygą sudaryti tokią produkciją, reguliariai gaminti. Na, viltis miršta paskutinė, bet manęs vis tiek neapleidžia viltis, kad mes kažkaip pajėgsime kažką toje temoje daryti, nes akivaizdu, kad poreikis yra. Šitą temą labai teisingai palėtė ir aš apie mūsų ateitį dar pakalbėsiu, bet žinai, dabar, kai pirmą kartą turbūt susimaščiau apie tai, ką pasakei. Tu, kai komentuoji, tu esi toje virtuvėje viduje, tu esi šefas tuo metu. Ne? O dabar mes su tavim tarsi sėdim restorane ir šefas yra kažkas kitas, taip? Mes aptarinėjom, mes mėgaujamės patiekalu ir analizuojam daugiau. Tai turbūt todėl tau iš abiejų pusių yra žymiai įdomiau pamatyti tą patį tos pačius savaitgalius. Turbūt tokia yra pastaba. Galbūt. Manau, kad spalvų galima ir dar daugiau rasti, nes žmonės turi skirtingas nuomonės, skirtingai žiūri į dalykus. Ir aš manau, kad bent jau paskutinis Grand Prix, gal ne jisai vienas, bet man visą laiką toks nerimas yra, kad Meksikos Grand Prix gali būti, yra galimybė būti jam nuobodžiam. Bet šiais metais jisai tikrai nuskilo su viskuo, su visom opcijom. Su viskuo. Sakyčiau taip. Ir aš suprantu, kad yra žmonių, kuriem nuoskauda sukėlė tas etapas, bet žiūrint į bendrą planą, manau, kad net tie, kurie nukentėjo tose lenktynėse, manau, kad jie išsivežė kažkokią patirtį, kuri galbūt juos dar stipresnius padarys. Tai tokią viltį turiu, kad nematau tame, kas įvyko blogo, nematau nieko dramatiško, tiesiog tai yra gyvenimas, kuris mus moko kiekvieną dieną, jeigu mes sugebam tas pamokas paimti iš to gyvenimo. Čia filosofiškai, tai prie reikalo, tai pakalbėsim dar apie Meksiką šiek tiek vėliau. Dabar galbūt tik tai priminsiu, kad jau susitinkamės turbūt po kokio gero mėnesio pertraukos dabar. Praėjo jau 3 ar 4 etapai ir jums mūsų žiūrovai, fanai ir gerbėjai informacija apie mus, tai buvo keletas suinteresuotų partnerių, tačiau kažkaip nesusilipdė, sakykim taip, mums, nes vienas norėjo daryti kas keletą etapų, tam tikroje kitoje aplinkoje, kas būtų irgi labai įdomu ir susijęs su autosportu, kiti norėjo šiek tiek kitokio formato, tai kol kas atidėjom su jais pokalbius kitiem metam, kitam sezonui, o ką mes padarysim, tai mes išleidžiam dabar po Meksikos Grand Prix šitą epizodą ir sutarėm dar su Arūnu, jeigu jis suras laiko, pasibaigus sezonui padarysim dar vieną tokį apžvalginį pabaigtuvinį ir išeisim atostogų ir po to pasižiūrėsim, kaip čia toliau mums klostysis. Kol kas, be abejo, likinkit, sharingit, subscribinkit ir mūsų Patreonų ir Contribui prenumeratoriam noriu pirmą kartą turbūt per tos porą mėnesių pasakyti, kad labai ačiū ir turbūt užteks. Pasispauskit mygtukus, kad nebeeitų jum pinigai, nes mes už orą nenorim, taip sakant, padėkos gauti. Ir atsitiktiniu būdu dar noriu pasakyti, kad
vienam Patreon prenumeratoriui ir vienam Contribui prenumeratoriui įteiksim prizus. Prizai bus modeliukai Mercedes-Benz 1/43 oficialus Formulis 1. Ir noriu įvardinti, čia pasižymėjau, Patreono bus Egidijus Pupelis ar Pupelis ir Contribui Richardas, be pavardės Ryčka 0000. Tai su jumis aš po epizodo susisieksiu. Ačiū už palaikymą. Ir kol kas iš mano pusės įvado turbūt tiek. Jeigu Arūnai kažką turi prieš perinant prie aktualijų. Na tai aš galiu nebent prisidėti prie padėkos žodžių žmonėm, kurie, na netgi, kaip sakyt, prisideda prie to reikalo, kurį mes darom, kuriuos tai domina, toks turinys. Tai žinoma, didelis ačiū, mes visą laiką, mane asmeniškai ir manau kitą Arūną tai padomina jūsų nuomonės, jos nebūtinai turi sutapti su tuo, ką mes šnekam. Tai yra kūrybinis procesas ir jisai, na, visą laiką žavi ir jisai vis naujų patirčių mums suteikia ir kažko mus dar papildomai išmoko. Tai ačiū visiems žiūrovam, nes jūs esat betarpiška to proceso, kuriame mes bandom dirbti dalis. Ir priminsiu, kad du epizodus, kuriuos mums pavyko prieš tai padaryti, aš dabar neatsimenu, 19 ir 22 berods, kur mes darėm studiją, tai įvyko būtent jūsų dėka, Contribui ir Patreono prenumeratorių dėka. Tai ačiū, o dabar kas šiandien? Šiandien turbūt šiek tiek paliesim aktualijas, nes jų prisikaupė įvairių gandų naujienų tuomet Meksikos Grand Prix ir turbūt spėlionė mūsų čempionatą kažkaip reikės užbaigti arba pateikti paskutinius spėjimus. Tai iš aktualijų turbūt pati pirma buvo, čia dar prieš, neatsimenu, kelintam etape čia buvo, kai Cadillac komanda tarsi simuliavo savo dalyvavimą lenktynėse. Ar tu girdėjai apie tai? Girdėjau, jie simuliavo ne tik dalyvavimą lenktynėse, bet visą lenktynių savaitgalį. Nes mes puikiai įsivaizduojam, kad nauja komanda, kuri beje su manim susisiekė vienas iš Cadillac komandos narių. Aš negaliu, žinoma, patikrintų faktų, bet panašu, kad žmogus tikrai joje dirba ir tas žmogus yra lietuvis. Tai dar šiek tiek padidina, bent vienu lašeliu tų talentų komandą, kuri dirba Formulėje 1. Dar vienas talentas iš Lietuvos. Aš įsivaizduoju, kad Formulėje 1 dirbti iš tiesų yra labai darbas susijęs su dideliais iššūkiais, su milžinišku psichologiniu spaudimu, laiko spaudimu, su milžiniškom darbo apimtim ir, žinoma, labai aukšta kvalifikacija. Tai tas daiktas rodo, kad mūsų tarpe tikrai yra žmonių, kurie turi ir ambicijų, ir nebijo iššūkių, labai sunkių iššūkių, ir jie prasimuša į Formulę 1. Cadillac komanda, žinoma, tas žmogus sakė, kad apie 70% jų personalo yra Formulės 1 buvę, dirbę kitose komandose ir panašiai. Tai mes puikiai suprantam, kad būdama nauja komanda, Cadillac komanda nesusikūrė tuščioje vietoje. Taip, jie samdo žmonės ir tas samdymas toliau tęsiasi. Man atrodo, dabar jų personalo skaičius yra jau išaugęs virš 400 ir toliau samdymas tęsiasi, ieško specialistų. Bet kiekvienai naujai komandai, jie negyveno tuo pernai, užpernai, savaitę prieš tai dieną. Jie daug procesų, kiekvienas gal daugelis iš tų žmonių procesų žino, bet skirtingose aplinkose, prie skirtingo vadovavimo ir taip toliau. Taigi tą suburtą žmonių grupę, didelę gana grupę, reikia išmokyti procedūrų. Ir tą reikia padaryti prieš prasidedant sezonui, nes jeigu jie atvažiuoja į pirmą lenktynių savaitgalį, ir spėlioja, kas kuo užsiims ir kas po ko eina ir kas turi rūpintis tuo, ir penktu, kad nei viena lentynėlė nebūtų užmiršta ir kad viskas vyktų sklandžiai, tai yra labai sudėtingas tokios didelės grupės žmonių suderinimas darbų ir aš suprantu puikiai, kad žinoma, jie didelės pastangas deda tam, kad simuliuotų tą dabar, kol tai dar nevyksta realiam gyvenime.
O čia dabar, žiūrėk, klausimas toksai, man jisai atsirado prisimenant Toyota 2002 debiutą arba kitas komandas. Ar tu esi ką nors panašaus girdėjęs apie tokį pasiruošimą? Apie tokį pasiruošimą tai yra simuliavimą 1:1. Nes aš tai ne. Nesu tikras, negaliu pasakyti, nes nesu to ekspertas to dalyko. Aš neprisimenu, bet tai nereiškia, kad bent kažkokių simulacijų komandos, besikūrenčios komandos nedarė anksčiau. Aš manau, kad bent dalinės kažkokių procesų simulacijos turėjo vykti, nes tai vienintelis būdas kažką, bet ta Toyota, jinai negimė tuščioje vietoje, ten faktiškai, žinai, ten buvusios, kitokiuose čempionatuose dalyvavusios pagrindų jinai buvo sukurta ir panašiai. Tai jinai dalinę patirtį turėjo, tik tais ją reikėjo adaptuoti ir panašiai. Tai aš manau, kad tai, kas vyksta dabar, tai tokio masto požiūriu, senai to nebuvo. Haas komanda, galima sakyti, irgi kūrėsi tokioje tuščioje vietoje. Taip, jie kaip ir Cadillacas komponentus pirko, šiuo atveju iš Ferrario, taip pat kaip ir Cadillacas, ar ne? Ir pirko ir sistemų kažkokių ir panašiai ir taip toliau. Bet Haas komanda, vėlgi, Haasas ir IndyCar čempionate, ir NASCAR čempionate turi komandas. Tai yra, kad tokia lenktyninė bazė, suvokimą, kaip vyksta lenktynių reikalai, gal be projektavimo tokių sudėtingų sistemų, kokia yra Formulės 1 bolidas, žinoma. Bet apie veikimą lenktynėse, tai matyt, jie turėjo neblogą išmanymą. Ir vėlgi, ko gero, mastelį Haas komandos su būsimu Cadillac komandos masteliu labai sunku palyginti. Taip. Vėlgi, mes žinome, kad šešėlyje už Cadillaco stovi Michaelas Andretis. Taip, kuris, didelę Jungtinėse Amerikos valstijose Andretis turi milžinišką lenktynių Imperija vadinkime. Imperija. Aš norėjau pavadinti imperiją, bet mano organizacija buvo tas pirmas žodis. Tai vėlgi tai nėra tuščia vieta, bet tai, kaip jie ruošiasi kitų metų sezonui, rodo, kad jų ketinimai yra tikrai rimti. Tai nereiškia, kad jiem seksis gerai kitais metais, nes nebūtinai seksis gerai ir kai kuriom komandom, kurios jau turi nemažą patirtį Formulėje 1 kitais metais vien dėl naujo techninio reglamento, kuris įsigaliojo nuo kitų metų. Ir aš rytoj apie tą naują techninį reglamentą darysiu tokį retrospektyvų pristatymą plugin konferencijoje. Visus susidomėjusius kviečiu atvažiuoti, įėjimas laisvas. Nemanau, kad aš ten gvildensiu tą reglamentą detaliai, tuo labiau, kad man smarkiai kompetencijų daugelį sričių trūksta, bet apžvelgsiu gana detaliai, leisdamas savo pakomentuoti kai kurias sferas, kurios man šiek tiek arčiau žinomos. Tai visus kviečiu prisijungti. Labai įdomu, kviečiam. Gerai, tai Cadillacas sutarėm abu, kad pasiruošimas jų labai rimtas. Beje, buvo Čeko Sergio Pereso trumpas interviu Meksikos Grand Prix metu. Iš jo komentarų aš, pavyzdžiui, supratau, kad nepaisant to, kad Cadillac komanda žiūri labai, optimistiškai ir rezervuotai į kitą sezoną, jie nesijaučia, kad jie bus paskutiniai. Bet kas mane nustebino. Tai jie mano, kad jie iš karto... Tai yra, tikrai tokia galimybė yra. Tikrai tokia galimybė yra. Labai įdomu. Kad jiem bus sunku, tai tas akivaizdu, bet mes žinom, kai toks didelis reglamento pasikeitimas, kuris liečia tiek aerodinaminės sistemas, tiek važiuoklę, tiek naujos padangos, nauji ratų matmenys, bolido nauji matmenys, vėlgi jėgos agregatas, į principai kai kurie išlieka, bet šiaip iš esmės galima sakyti, realiai visiškai keičiasi. Nors ta pati kubatūra, ta pati architektūra V6, bet vien jau dėl to, kad hibridinė sistema generuos apie pusę
apie 50% bendros galios visos jėgos agregato, tai yra milžiniškas iššūkis. Kitas, ko gero, taip pat nemažesnis iššūkis, na, dėja, aš apie chemiją prastai suprantu, bet įtariu, kad tai nėra taip paprasta, kadangi bus pereinama prie sintetinių degalų. Benziną pakeis sintetiniai degalai ir jų kaloringumas gana ženkliai mažesnis. Ir vėlgi tikslas federacijos, kad degalų masės sunaudojamos per lenktynės sumažėjimas siektų apie 30%. Tai yra, kad mes jau dabar operuojam, sakykime, na, dydyje, kuris gerokai mažesnis už tuos laikus, kai tas degalų kiekis nebuvo ribojamas. Tai yra dabar, man atrodo, pagal reikalavimus lenktynėms skiriami 105 kg degalų. Taip. Tai ir siekiama sumažinti apie 30% degalų svorį. Ir turint omeny, kad jeigu tų sintetinių degalų kaloringumas apie 20% bus mažesnis, na tai yra kol kas tokie skaičiai apytiksliai labai, tai įsivaizduojat, ant kiek efektyvesnė visa sistema turės būti. Ir kaip būtent todėl ta elektrinė dalis ir padidinta iki grubiai pusės jėgainės pajėgumų. Na, kaip sako, žmonės kūrė tą reglamentą, tas naujas techninis reglamentas, jau jį galima realiai vadinti hibridinė era. Nes iki šiol mes turėjom tą hibridinės dalies, elektrinės dalies dalį bendroje jėgos agregato sistemoje, kuri, na, link 20% dabar ėjo. Dabar mes turėsime apie 50. Na, tai milžiniškas iššūkis ir aš tikiu, kad ne visiems pavyks tą iššūkį, na, pataikyti. Ypač, na, kalbam apie naują komandą Cadillac, bet jinai pirks tą dalį, apie kurią mes dabar šnekame. Bet tu ką teisingai pastebėjai, kad tų parametrų, kur nepataikyt galima, yra daugiau negu vienas, daugiau negu du, būtent. Nes kai keisdavosi iki šiol keisdavosi kažkas, tai keisdavosi, nežinau, 14 keisdavosi, pasikeitė jėgainė, ne, buvo pagrindas. Mercedes atspėjo ir pavažiavo ant to savo sėkmės keletą metų. Bet nuo kitų metų keičiasi labai daug. Čia gali būti labai nemažai. Ir vėlgi, ko gero, šiuo atveju labai sunku nuspėti. Tu paminėjai Mercedesą, kuris labai daug investavo į 2014 metų variklio reglamentą. Jie labai daug investavo ir jie pasiėmė tą investiciją, rezultatų formą. Milžinišką pasiėmė. Ir jėgainė būtent tuo metu, šitai naujai turbo erai prasidėjus, jinai davė milžinišką persvarą tokią, kad kiti faktoriai, tai yra ten važiuoklė, aerodinamika, jie nuėjo į antrą planą, kol Mercedesas turėjo tokią didelę persvarą. Kai apsiniveliavo skirtumai variklių, tada jo vėl į pirmą planą pradėjo eiti aerodinamika ir Red Bullui pavyko Mercedesą galų gale pasigauti netgi toje eroje, radus naują variklių tiekėją. Tai štai, o dabar vėlgi man irgi tokia kaip vos ne dilema, visgi kas kitais metais ims viršų, ar aerodinamika, ar tų elektrinių srautų valdymas, ar taktikos tų srautų valdymo pasirinkimas. Nes į piloto rankas bus įteikti du strateginiai dar papildomi elementai. Tai yra aktyvi aerodinamika, kurią pilotas galės pasirinkti. Ne taip kaip dabar yra DRS zona, kad joje, jeigu tu atsilieki mažiau kaip sekundę, tai tu gali paspaudęs mygtuką atidaryti galinį sparną. Dabar turės ir priekinę aktyvę ir galinę aerodinamiką ir pasirinkimą pilotas žymiai didesnį turės, kaip ir kada tą naudoti. Tai čia viena strateginė kintamoji atsiranda pilotų rankose, kita strateginė kintamoji, tai papildoma galia, kurią, na, toks kaip push to pass, žinai, toks mygtukas, kuris padidina tau kažkuriam, na, ribotam laikui elektrinę galią tam, kad tu įgytum persvarą. Ir tai ne vieninteliai du elementai piloto rankose, kadangi piloto rankose matyt bus, na, kartu ir komandos rankose, kokia strategija, kaip jisai, kada jisai tą energiją elektrinę kaupia, kokiu būdu. Nes akivaizdu, kad vien stabdžių energijos, stabdžių kinetinės energijos kaupimas
elektros forma apribotas, man atrodo, ar 8,5 ar 9 megadžiauliais per ratą. Tai vien kinetinės energijos, pakrauti tai 50% galios generuojančiai elektriniai daliai tikrai nepakaks. Taigi reikės elektrą generuoti ir kitais būdais. Ir šiuo atveju vienintelis kitas būdas tai yra naudojant vidaus degimo variklio resursus. Tai štai, kaip visus tos procesus komandos sugalvos, sustrateguos, kaip juos valdyti, kaip tai atrodys lenktynės, nes pilotai, kurie simuliatoriuose jau bandė, koncepciją kitų metų bolido, jie pastebėjo, kad iš pradžių jinai atrodė ten kažkokia nesąmonė, pritrūksta galios ten tiesiosios gali ir taip toliau. Vos net 2 pavaras reikia žemyn jungti tiesiosios galioje, nes greitis pradeda kristi, išsikvėpus akumuliatorių ir taip toliau. Bet po antro bandymo jie sakė, o gal ir kažkas įdomaus, žinai. Po trečio jiem pasidarė visai įdomu, o po ketvirto jie sakė, duokit dar pabandyti. Nes atsiveria visai nauji horizontai, kaip tu programuoji, kaip tu strateguoji savo lenktynes, kur tu ieškai persvaros prieš savo varžovus ir panašiai. Tai aš manau, kad tuo požiūriu irgi bus labai įdomus sezonas ir kad visų tų parametrų, tokia simbiozė darni, jos laukti užtruks laiko. Tai nebus, kad kažkas ateis. Bet keletą pirmų etapų bus keletą pirmų etapų. Ir sužydės kaip žiedas, ar ne? Bus tas learning by doing proceso dalis. Bus komandų, kurios pataikys kažkur į vieną aspektą, kitos pataikys kitą aspektą, trečios trečią. Aš labai tikiuosi, kad Adrianas Newey atėjęs, pakeitęs komandą, kad jisai irgi yra labai įkvėptas to iššūkio, kurį tie nauji reikalavimai teikia. Fernando, čia tu? o dabar žiūrėk, kadangi kad neįsiplės dar, aš pasižymėjęs esu apie 27 metus, kokios kalbos vyksta. Nori daryti sprint savaitgalių dvigubai daugiau, tai yra šiemet vyksta 6 savaitgaliai, tokie kitais metais, tai yra ne kitais, o 7 nori daryti 12 ir sprinto lenktynėms nori daryti reverse grids, taip vadinama, tai reiškia pagal sprinto kvalifikaciją, ar visi, ar ten 10-ukas bus pastatyti atvirkščiai ant starto juostos, kas vėlgi tikėtina turėtų pagyvinti tas lenktynės ir pagyvinti sprinto kovą. Pakankamai įdomi mintis. Čia labai, tokiuose scenarijuose labai sunku pajausti balansą, nebandžius, nes, Formulė 2, pavyzdžiui, Formulė 3 turi tą, kad jie turi 2 lenktynės per savaitgalį, vienos sprint lenktynės ir juose būtent naudoja atvirkštinę ten 10, 8, man atrodo, ar 10 jau. 8, 10, 12 pilotų atvirkštinis gridas naudoja ir kol kas to neatsisako, reiškia kažkaip tai tas veikia. Ar norės Formulės 1 komandos, žinai, Formulėje 2, ką ten federacija nusprendžia, kokį reglamentą sustato, taip visi ir važiuoja, o Formulėje 1 komandos irgi turi gana stiprų balsą, priimant vienus ar kitus pakeitimus. Tai nebūtinai žmonės leidžiantys pinigus tobulinimui sistemų kažkokių, didelius pinigus reikia sakyti visų pirma. Nebūtinai jie norės, kad kažkas atvirkštinę startinę tvarką taikytų. Čia požiūrio reikalas. Bet kokia atveju mintis pati yra įdomi. Su Bernie Ecclestone jį būtų neįmanoma, o dabar žiūrim su dabartiniais savininkais, kurie beje, apie savininkus irgi peršokant prie temos, turbūt girdėjo, kad Apple įsigijo 5 metų išskirtinės teisės Jungtinėse valstijose rodyti Formulė 1. Ir vėlgi daug kas masto, kad tie 5 metai gali būti kaip demo versija prieš įsigijant iš Liberty viską. Nes jie pradėjo palaipsniui filmas, tada teisės ir tada galimai viskas. Beje, įdomi statistinė informacija, beveik pusė Jungtinių valstijų žiūrovų yra jaunesni negu 24 metai ir iš jų, iš šitos amžiaus grupės, apie pusę yra moteriškos lyties atstovės, kas yra žiauriai neįprasta mums seniems arba Europos Formulės 1 fanus. Ok, ką mes dar turim tokio įdomaus, dar turim
Dar apie Verstappeno spurtą pašnekėsim. Beje, girdėjai, turbūt Verstappenas dalyvavo Nürburgringe lenktynėse. Taip, girdėjau, čia buvo labai smarkiai, taip sakant, diskutuojama tema įvairiuose ratuose, na ir faktiškai Maksas padarė tai, ko jisai yra, ko jisai ten nuėjo. Nors gal yra įprasta, kad tikrai tokios rimtos žvaigždės, kurios gana rimtai imasi kažkokio analogiško projekto, jiems tai pavyksta, kaip Fernandui Alonsui. Mes iš istorijos galime prisiminti tokį Džonas Sartys, kuris tapo čempionu ne tik ant 2 ratų, tai yra Grand Prix motociklų sporte, bet ir Formulės 1 čempionu. Tokių talentų gimsta nelabai dažnai, kuriem pavyksta keliose plotmėse pasiekti rezultatų, bet Maksas Verstappenas akivaizdu, kad yra vienas iš tokių. Čia tavo minėtas anksčiau Mario Andretti, beje, irgi buvo kažkada vienas iš tokių, nes jis irgi dalyvavęs yra ir kėbulinėse, ir Naskarė, man atrodo, netgi yra. Taip, taigi mes prisimename laikus, kai žmonės laimėdavo ten Le Maną, Indianapolio 500 mylių lenktynės ir Formulės 1. Tai Maksas vienas iš rikiuotės tokių super herojų ir manęs tai visiškai nestebina. Ir žinant jo pomėgį virtualiom lenktynėm, atsimeni, kai COVID laikais čia buvo tas čempionatas toksai su kaukiam tas visas sezonas, tai labai gausiai jisai, Lando, Russellas ir Albonas, man atrodo, šitą ketveriukę labai ant simuliatorius varė. Ir Lecleras varė, aš atsimenu, stebėdavau lenktynės. Lecleras, na tiesa, du Leclerai ten du Leclerai varydavo ir jo jaunesnysis brolis taip pat. Čia momentas labai fainas, prisiminiau, kur jisai Monake gyvena ir kadangi namuose žaidžia su ausinėm, tai negirdi skambučio. Jo mergina išėjo parduotuvę, grįžo, skambina ir nieks netidaro. Ir pas jį telefonas gulėjo šalia žaidžiant ir jisai tik tai pamatė, kad telefone sumirksėjo ekranas, jisai paskaitė, oi, sako, I need to go, my girlfriend just came. Reikia įleisti. Buvo linksma. Ir apie tos simuliatorius irgi perinant į kitą temą labai įdomią. Jeigu pamenat, pas mus buvo toks svečias Jonas Karklys. Jisai pats šiuo metu lenktyniauja. GT Masters, man atrodo, jo serija vadinasi, ne? Aš dabar bijau sumiluoti, bet jisai yra vienas iš tų žmonių, kurie Lietuvoje stato naują FIA lygio trasą, kuri vadinasi Lithuanian Motorsport. Ir tai dar ne viskas, aš po to įdėsiu čia kažkur į apačią linką. Kiekvienas norintis gali nueiti į savo miesto simuliatorių, čia organizacijos kompanijos, ten kai kur tai simuliatorių akademija, kai kur OBS, kai kur dar kažkokia kita galbūt. Ir ten jums yra specialus oferis, visi, kas nori išbandyti tą trasą, LMP trasą, ne LMP, o Lithuanian Motorsport, ne tą LMP, kur jūs pagalvojate. Ta būsima realią trasą. Būsima realią trasą, kurie yra pakeliui iš Kauno į Jonavą. Taip. Jos yra skaitmeninis modelis sukurtas ir kiek aš atsimenu, būtent tas pasiūlymas yra su vienodais, su vienu automobiliu, skaitmeninėje formoje. Tas pats Porsche automobilis, vienodi absoliučiai nustatymai, išbandyti save ir siekti rezultato. Ir dar už specialią kainą. Ir ten yra prizai, labai rimti prizai. Pirma vieta pasivažinimas su Williams Formulės 1 automobiliu. Antra vieta irgi kažkokie bilietai Grand Prix. Žodžiu, pasiskaitykite, aš čia mesiu linką. Mes patys čia su draugais buvom nulėkę vos ne pačią pirmą dieną. Speciali kaina yra beje, man atrodo, 15 eurų valandai. Ir vienintelis 3 dalykus, kuriuos jūs kaip vairuotojas galite keisti, tai yra brake balance, į priekį atgal galite stabdžių balansą kilnot, galite ABS atdidinti, mažinti ir traction control, kaip sukibimo kontrolė lietuviškai, jo galite kilnoti. Viskas. Varančių ratų sukibimo kontrolė. Jo, viskas kitas yra standartiška. Trasa yra įdomi, trasa yra pirmais ratais pakankamai sudėtinga perprast, nes yra netgi 3 panašus posakiai, tie apendiksai, taip vadinami, visi į kairę ir kartais pačioj pradžioj susimaišo, kuris čia iš jų, bet trasa yra įdomi. Nėra lengva, sakykime tai, konfiguracijos prasme. Tai patariu nuvaryti. Ir ką mes čia turim, turbūt paskutinė naujiena, tokia įdomi. Verstappeno spurtas per tos paskutinius etapus. Mes jau manėm, kai paskutinį prieš tai buvusi mūsų epizodą filmavom, kad
ten jau buvo taip ir žiūrovai, ir specialistai visi, medija, visi jau galvoja, tai kas čia laimės titulą, ar Piastri, ar visgi Norisui pavyks kažką padaryti. Verstappenas buvo tarsi pamirštas. Bet Verstappenas padarė tokį spurtą. Jo rezultatai buvo nusmukę, bet žinai, tame Verstappeno spurte buvo sudėtinės dalys tam tikros. Tai yra pasikeitė Red Bull komandos vadovas. Aš nežinau, kokią tai įtaką padarė, bet vis tiek aš sieju tuos dalykus. Kažkuria prasme tai siejasi. Tai yra, kad tas naujas vadovas kažkaip naujai sugebėjo motyvuoti komandą, atrasti būdus, kaip panaudoti tą automobilį, kuris buvo ydingas, bet kurio komandai nepavyko užkurti taip, kad jisai pradėtų veikti visų savo potencialu. Ir man atrodo, kad vis tiek Mikeso nuopelnas yra, dalis nuopelno yra Mikeso, būtent naujo komandos vadovo, kuris sugebėjo išvelgti būdus, kaip komandą įgalinti, ar kaip čia pasakyti, rasti tuos sprendimus, kurie leido tą automobilį pradėti veikti. Nes Maksas su nevažiuojančiu automobiliu, jisai būtų nieko nepadaręs, absoliučiai. Tas yra aišku kaip diena. Aš dar norėjau, žinai, ką pastebėti, kai visi pradėjo kalbėti, kad čia, žiūrėkit, jisai kaip dinozauras ar kaip T-Rexas ten vejasi tuos du kovojančius tarpusavio. Mano galvoje iš karto 2007 metai nusipiešė ir pasakysiu kodėl. 2007 metais, jeigu gerai pamenat, likus 2 etapam iki sezono pabaigos, Raikkonenas, kuris tapo čempionu, atsilikinėjo 17 taškų. 17 taškų paverčiant į dabartinę skaičiavimo sistemą, tai yra 2,5 karto daugiau, tai yra 42,5. Ir jisai laimėjo likus 2 lenktynėm iki finišo. Dabar Verstappenas atsilieka 36, o lenktynių dar turim 14. Ir 2 sprintai ar 1, palauk? Vienas tikrai, 2 sprintai. Tai su tokiu užsispyrimu, su tokiu užsidegimu, jo dar vienas titulas yra labai realus. Absoliučiai įmanoma, nes mes vakar net skaičiavom, atrodo, 100 kažkelis taškus prieš Piastrį atsilikinėjo Maksas Verstappenas prieš prasidedant šitam spurtui. Dabar jisai nuo Piastrio atsilieka 35 taškais. Taip. Ir Piastris tik tais 1 tašku nuo naujų lyderių tapusio Noris. Tai yra viskas įmanoma, bet vėlgi, kaip parodė paskutinysis savaitgalis Meksikoje, Maksas yra tikrai labai geras ir po kvalifikacijos atrodė, kad jam pakirpti sparnai, bet jis vis tiek paėmė prizinę vietą, supranti? Vis tiek paėmė, būdamas Maksu ir gal ne greičiausią bolidą turėdamas Meksikos trasoje. Tai yra, kad jisai sugebėjo iki Piastrio vis tiek sumažinti atsilikimą. Tai, kad Norisas tapo naujų lyderių, irgi Maksui nauda yra. Nes jo konkurentas, nuo kurio jisai labiausiai atsilikinėjo, jisai priartėjo ir gerokai priartėjo. Taip. Kad dabar paminėjai apie Verstappeną, galim pagaliau pereiti prie tos Meksikos ir jo turbūt eilinio šou Verstappeno, nes savaitgalis atrodė, kad prasidėjo ne taip kaip visada, arba ne taip kaip paskutinius kartus, ir atrodė netgi po kvalifikacijos, kad nebėra greičio toje 2 kilometrų. Bet žinai, aš ten net kelis veidus pamačiau, nes pirmoje laisvoje treniruotėje mes turėjom vieną lyderį, antroje Maksas, tokį lyg dominavimą parodė, trečioje Norisas lyg nupūtė visus. Ir aš tada atsistojau, žinai, o tai kaip atrodys kvalifikacija? Ir, žinai, ir bandai galvoti, analizuoti, žinai, kodėl, kas, kaip, ir nerandi atsakymo, žinai. Ir ateini į kvalifikaciją ir vėl gauni, žinai, vėl visi lyg vienoje vietoje ir ateina trečia kvalifikacijos dalis ir Leclerco ten 15-9 ar kažkas tokio, žinai. Ir taip žakteli, šito jau tikrai niekas nesumuš, žinai. Ir tada Norisas, opok, žinai. Norisas Meksikoje, tai pravažiavo turbūt taip, kaip jisai turėtų jau važiuoti vos ne kas antras arba kiekvienas lenktynes su jo branda. Jisai
taip turėtų važiuoti, o ne taip, kaip jisai važiavo ten, nežinau, kur Singapūrė ar dar kažkur, kur vos neišsitaškė porą kartų. Tai va čia jo turi būti čempioniškas vairavimas, tada jisai tikrai taps čempionu. Bet Tai grįžtant yra, prie... kad vis tik Norris ratas parodė, kad McLareno automobilyje yra greičio, Yra tik įvalės. tais, tik tais reikia rasti tą būdą, kaip iš to automobilio tą greitį paimti. Ir tas, ir mano Ir pradėti minėti 2 km, tai yra aukštis, kuriame yra šita trasa. 2,2. Ja, 2,2, atsiprašau, jo, ir visas miestas. Nes tie 2,2 dar įdeda pipirų į situaciją. Tai... Ir aš visą savaitgalį, ko gero, bambėjau žiūrovams, kad, įsivaizduokite, kiek pasikeičia realybė pasaulio pakilus į tokį aukštį, tokiam daiktui kaip Formulės 1 bolidas. Na, visų pirma, pradėkime nuo, tarkime, variklio, ar ne? Variklis, atmosferinis variklis tokiame aukštyje prarasdavo apie 40% galios. Todėl, kad oro tankumas, oras, kurio dalyje, tai yra deguonies dalyje, jisai maišo su kuru ir degina, ar ne? Ir kodėl ne 20% galingumas krenta atmosferinio variklio, o maždaug 40%. Dėl to, kad jo nuostoliai, tai yra trintis, šilumos atdavimas ir visa kita, auga neproporcingai. Ir jisai nepagamina iš kuro kiekio, nesugeba tiek galios pagaminti, kiek pagamintų jūros lygyje. Na, laimiai dabartiniai varikliai yra su turbina, kuri padeda pripūsti, suspausti tą orą ir kad tu galėtum didesnį degalų kiekį deginti ir gauti daugiau galios. Bet ir jie nukenčia, nes net labai greitai besisukdama turbina, beje, ten, kiek girdėjau, Meksikoje ten turbinos sukasi kažkokiais fantastiškais greičiais. Ten vėlgi specifiniai reikalavimai ir tas jau turi būti įrašyta senai į užduotis projektavimo, kad tas galėtų mechanizmas dirbti tokiose situacijose. Jinai suspaudžia tą orą ir galios sukuria nemažai, bet vis tiek ne tiek, kiek jūros lygiai. Vienintelė variklio sistema, kuri dėl aukščio skirtumo neturi jokių, taip sakant, nuostolių, tai yra elektrinė sistema. Žinoma, galbūt išskyrus tą dalį, kuri šiluminė energija, ta, kuri variklis generatorius sujungtas su turbina, ten yra skirtumai kažkokie. Bet tai čia tik variklis. Aš norėjau pasakyti, kad tas variklis, šita dalis yra mažai matoma, turbūt žiūrovom. O tai, kas matoma, tai taip. Mes visi matom galinius sparnus, kurie sudėti kaip Monake, jie yra vos ne maksimalūs, jo vos ne vertikalūs. Monako specifikacija. O lenktynininkai važiuoja ir sako, kad jie neturi gripo, tai reiškia, jie važiuoja kaip Monzoje. Vat šitas galvoje, šitas suprast labai sunku. Tai yra, kad Monako specifikacijos sparnai, kurie generuoja maksimalų pasipriešinimą ir dėl kurio, pavyzdžiui, Formulės bolidas ten net 300 km per valandą negalėtų pasiekti tiesioje, kokio jinai ilgio bebūtų, vien dėl milžiniško pasipriešinimo. Ir Meksikos trasoje toks automobilis važiuoja 350 km per valandą, va taip, ir negeneruoja prispaudžiamosios galios. Ir kas dar, taip sakant, papildomai įsimaišo į tą mišrainę, kad dėl to labai reto oro aušinti viską, ką reikia aušinti automobilyje, darosi problematiškas smarkiai. Ir tai ne tik radiatoriai, variklio radiatoriai, sparnai, elektronika ir visa kita. Viskam reikia žymiai, daryti milžinišką srautą to, reto oro, kad kažkaip tai šilumą ištrauktų iš tų visų sistemų, iš kurių reikia ją ištraukti. Taigi yra, kad mes gauname bolidą vis tik, kuris, sparnais, atakos kampais, taip, jis yra Monako specifikacija. Bet aušinimo angomis jisai yra, nežinau, Saharos specifikacija, whatever. Tai yra tokios trasos, kurios nėra kitur pasaulyje. Tai yra visiškai... Ir netgi tas ne visada pat. Absoliučiai kitoks. Ir vėlgi, su visu tuo, viską tą sudėjus, pilotai neturi jokio sukibimo. Važiuoja kaip ant ledo. Ir vat, aš nežinau, ar tai yra arti tiesos, bet Piastrio problemos šį savaitgalį, man atrodo, susijusios su tuo, kad tai žmogus, kuris tą transitions tokį
prastam sukibime tą reikia tokį turėti labai menko slydimo per labai slidų paviršių jausmą. Ir, na, žmonės jį arba turi, arba neturi. Man atrodo, jį užugdyti labai sunku ir reikėtų labai daug laiko tam. Bet tada, Mano žinai, kas, tokia versija. tada Monsoje irgi jam nesisektų, o Monsoje jisai važiuoja visai neblogai. Tai nežinau, man atrodo, jo tas slumpas, šiek tiek rezultatų prasme, tas kritimas, jau 3 paskutinius etapus ar 4, ir jisai ten kažką aiškino, kad kažkokių pokyčių padarė automobilyje, nu taip atsargiai. Tai galbūt su tuo susiję, o vat kieno tas atsigavimas, sakykime, greičiausiai įtakotas trasos, tai mano galva Ferrari. Kaip tu manai, ar Ferrari atsigavimas būtent šitoj trasoj yra toksai žipsnelis tik tai, ar iki sezono galo matysim Ferrari aukštai? Logika verčia mane manyti, kad tai track dependent. Tai yra, kad jų trūkumai, apie kuriuos, na, prirašyta labai daug, aišku, visa tai yra spėlionės, bet žmonės, kurie geriau už mane išmano aerodinamiką, kalba, kad Ferrario trūkumai, na, neišsprendžiami patobulinimais. Tai yra, kad jų koncepcija neparuošta eksploatacijai maksimaliai šito techninio reglamento aerodinaminių savybių. Ką pavyko padaryti McLarenui anksti gana, ir dėl to McLarenas gana anksti pasiekė tą lubas automobilio, ir dėl to jų permetimas resursų į kitų metų tobulinimą buvo gana ankstyvas ir motyvuotas. Tai yra, kad jie suprato, kad jie degindami pinigus labai nepagreitės, ir tai buvo racionalus sprendimas, kad jie stabdo investicijas į šių metų projektą. O Red Bulliui tokios motyvacijos nebuvo, kadangi jie nesugebėjo išspręsti problemų. Bet atėjus Laurentui Mikesui, kažkaip jie pradėjo kabintis už koncepcijos, kurią turi. Ir vėlgi, jeigu tikėti Andrea Stella, tai yra sportinio direktoriaus McLareno žodžiais, tai vienintelė sritis, kur Red Bullis galėjo taip užsikabinti su šių metų bolidu, tai yra tas dugno aukštis. Bet, na, dugno aukštis, tai pasakyti nieko. Nes realiai problema yra ta, kad tas skitplankas, ta lenta, kurios dėvėjimasis 1 milimetro matuojamas yra ir reglamentuojamas, ten yra keli matavimo taškai. 0,3 ar 0,5, kiek ten? 1 milimetras. Jos storis yra 10 milimetrų ir jinai negali suplonėti labiau negu iki 9 milimetrų. Ne mažiau? Tokį reikalavimą. Vienas, man kažkaip atrodė, kad mažiau negu netgi vienas. Tai yra tik 1 milimetrą gali jinai būti nudėvėta matavimo taškuose. Ir, kaip sako žmonės, kurie su tuo dirba, skirtingų automobilių komandų, skirtingų bolidai dėvi tą fanieros, ar kaip ją pavadinti, plokštę, skirtingose vietose. Ir jie sakė, greiti bolidai dėvi priekinę dalį. Tai yra McLarenas dėvi priekinio daikto dalį, o tai reiškia, kad McLarenas gali galinių ratų vietoje kėbulo aukštį nuleisti žemiau ir generuoti didesnę dugne generuojamą dalį. Ir tada, kai dugnas arčiau paviršiaus, mažiau to turbulenciško nuo galinių padangų srauto pakliūna į difuzorių ir mažiau to oro iš išorės įsiurbiama į difuzorių. Dėl to jisai generuoja didesnę jėgą. Ir būtent Andrea Stella nuomonė, Red Bullis sugebėjo rasti tą balansą, kaip čia pasakyti, nes tai nėra taip paprastai padaroma. Tai yra pasiekiama daugelio sistemų tarpusavio sąveikavimo dėka. Bet žiūrėk, ar čia tiesa tada, kad Tsunoda paskutinius porą etapų irgi pradėjo važiuoti, geriau, sakykime. Tai galim suprasti. Tsunoda važiavo greičiau, kadangi bolidas yra pasidarė greitesnis.
tai jisai ir Maksui pasidarė greitesnis, ir Tsunodai. Jo, ir galas jo patapo labiau, koks žodis, predictable, nenuspėjamas. Nuspėjamas, taip. Galimai dėl to, galimai dėl to. Bet vėlgi, sakau, čia yra spekulacijos, mes tuo, ką aš ar mes sakome, galima tikėti, galima to ginčytis, mes nežinome, realiai, mes tik spėjame, kad yra taip arba kitaip. Bet kita vertus, ką mes matome ir ką mes galim nespėlioti, tai vakar dienos lenktynių startas. Bet ką tu manai, pradžioje sakai, kad jo toks gyvenimas ir čia nereikia pergyventi, bet aš turbūt per paskutinius porą metų tokio, kokį čia žodį, nežinau pavadinti, tokio atgrubnagiško teisėjavimo nesu matęs. Ir aš pasižiūrėjau specialiai prieš lenktynės, jeigu tu žinai, FIA paskelbė tą Race Director Notes, tokį dokumentą kiekvieną kartą. Tai pavyzdžiui, ten specialiai buvo nurodytas tas posūkis, kur Hamiltonas įkirto. Buvo parašyta, kad taip, lenktynininkas praslydęs turi važiuoti tuo asfaltu, tokia juostelė. Bet jeigu neišeina, tai neprivalomai. Yra. Taip, jeigu nesigauna, parašyta, jeigu nesigauna, tai neprivalomai. Vienas dalykas. Hamiltonas už tai gavo 10 sekundžių baudą, kas yra nonsensas visiškas. Po starto prasivažiavo... Bet tai buvo ne pirmam rate. Taip. Gerai, ne pirmam rate, aš suprantu. Bet jeigu parašyta, kad jeigu gali, tai turi važiuoti ten, tai jau atidarytos durys bet kokiam lenktynininkui, kad jeigu neprivalai tai daryti, tai taip ir nedarysi. Jo, čia vienas iš, po to antras dalykas. Gerai, Verstappenas paliko trasą, grįžo ir lygtais grįžo ten pat, kur ir buvo. Kas, gerai, tarkim, nebuvo už ką bausti Verstappeną, nes jisai išvažiavo ketvirtas, taip grubiai, arba kovodamas dėl ketvirtos vietos ir grįžo ten pat. Bet Leclerc'as ką padarė? Leclerc'as padarė ne tai, kad jisai išslydo, jisai pamatė, kad dviese užsuko, Hamiltonas ir Norrisas užsuko, jam nėra kur, jisai jau prarado vietą, jisai nukirto ir Hamiltono nepraleido, o turėjo praleisti. Čiornim po bėlumą, jo, ten juodai ant balto, jisai nebuvo apikse priekyje, kai jau pradėjo sukti būti. Tai jisai visiškai praignoravo šitą, visiškai praignoravo. Absurdas. Jiems tiesiog buvo overloadas, žinai, sprendimų, kuriuos jie turi priimti. Jo. O pabaigos virtual safety caro, tai iš vis komentuoti labai sunku būtų, nes Sainzo bolidas seniai patrauktas, geltonas vėliavas suprantu, tame segmente, trečiam sektoriuje pabaigoje suprantu, bet virtual safety car, kai automobilis jau patrauktas, visiškai apie nieką. Bet aš po lenktynių, aš tik šiandien sužinojau, kad ten šitas Sainzas nesugedo. Jisai ten atkalė. Sainzas jo. Apie Sainzą jau kalbėjom. Čia iš manęs draugai irgi juokėsi, kad aš turiu kažkokį tai užsifiksavimą, bet realiai labai fainas žmogus, bet iš jo būtų puikus inžinierius, aš tą patį kartuoju. Bet klausyk, bet koks žmogus įsodintas į Formulės bolidą, kuris atrodo gerokai konkurencingesnis už Alboną, kuris Williamse buvo beveik dievas, ar ne? Ir tu važiuoji greičiau už jį, ir atvažiuoji į boksus, ir tavo tas sūkių ribotuvas kažkaip kvailai veikia, kad tave radaras pastoviai pagauna viršijant greitį. Ir tu esi vieną kartą baudžiamas, antrą kartą baudžiamas. Tiesiog, tai ką daryti tokioje situacijoje? Absurdas. Į bažnyčią nueiti Madride, žvakutę uždėti. Jokai, bet tie smulkus tokie niuansai per lenktynininkų karjerą, jie parodo nemažai apie patį lenktynininką. Jeigu prisiminsim lenktynininkus, kurių karjerą mes matėm nuo iki, pavyzdžiui, Jarno Trulli koks nors, Rubens Barrichello, nuo iki. Ir matėsi pastovus kažkoks tai tokių tarsi pašalinių įvykių, nežinau, tarsi pašalinių įvykių įtaka. Tai Fisichella irgi buvo panašus. Tai jam kažkas ten, nežinau, atkrenta. Nežinau, tu gal net neprisimeni tokį žmogų, Andrea De Cesaris toksai buvo. Šitų turiu, neatsimenu, bet girdėtų. Neatsimeni, bet savo laiku jisai turėjo pravardę Andrea De Crasheris. Tai jo. Tai tu supranti dėl ko, matyt. Jo. Tai šitie momentai. Lensas Strollas galbūt kažkiek, bet yra dalis lenktynininkų yra tokie, kad traukia prie savęs tokias tas baudas, tokias dažnas, sakykime, baudas. Tai greitį viršijo ten, tai dar kažką, tai ant baltos linijos užvažiuoja. Tu turi ten patekti į Formulę 1. Ne todėl, kad tu buvai ten kažkoks tai visai neblogas F3 lenktynininkas.
o todėl, kad tu esi vienas iš geriausių. Nu, bet čia jau kita diskusija turbūt. Tai jo, apie teisėjavimą Okay. grįžtant, tai teisėjavimas buvo įdomus, sakykim taip. Bet kas man patiko overall iš lenktynių, nežinau kaip tau, tai eilinis Verstappeno executionas ir jisai su savo race engineer, su GP, kiek jisai e, likus buvo kiek 15 ratų ten, ar kiek iki finišo ir atsilikimas apie 20 sekundžių dar buvo. Nu, sako, nu, tai va, tai mes čia spausk, mes čia susirinkom ne šiaip savo važinėti. Ir jeigu ne tas virtual safety car, Verstappenas būtų antras. Easy. Ir tai, žinai, kada pamačiau, arba... Tuo beveik visi buvo tikri. O žinai, kada pastebėjau ir pamaniau, kad Verstappenas vėl darys savo šou, kai ant starto visi važiavo, visi startavo softais, ten top, neatsimenu kiek, bet top 5, top 6. Jisai su geltonom, jisai vienintelis su geltonom buvo. Tam ir iš karto buvo aišku, kad bandys kažką perstrategoti. Ir tai yra labai smart. Čia apie Red Bull ir apie Loreną. Tiesą sakant, žinai, aš, dalinai žaviuosi Maksu tikrai, bet negaliu nesižavėti tuo, kaip jisai suvaldė situaciją pirmame lenktynių posūkyje. Kai jisai turėjo daugiau greičio, nes gavo daug to slipstreamo, oro maišo, ir jam atidarė išorinę trajektoriją, sako, gerai, važiuojam. Bet tada Hamiltonas iš vidaus pradėjo spausti Leclerc'ą ir Leclerc'as savo, neturėjo kur dėtis. Jisai, faktiškai ten Hamiltonas organizavo tą chaosą pirmame posūkyje. Hamiltonas važiavęs paskui Norrisą visai vidinėje trajektorijoje, staiga pradėjo spausti Leclerc'ą, tas savo ruoštų Maksą. Ir Makso faktiškai 2 ratai stabdymo zonoje pakliuvo ant tų. Tai ten, nežinau, ten im bet ką ir tas bet kas būtų baigęs tuose barjeruose tą situaciją. O Maksas tiesiog atrodė oportunistiškai, kol tu nepasižiūri pakartojimų. Mano pirma idėja buvo, tai ką jis ten darė, bet iš pakartojimo matėsi, kad jo, apgalvotas. Išgelbėjo beviltišką situaciją. Jisai išgelbėjo situaciją, kurią ne jisai suorganizavo tenai to vietą. Čia ta tipinė 3 lenktynininkų, kai tu 3 ten prisijungi situacija. Bet komentaras apie tos trasos kirtimus ir tas apvažiavimas, tai aš visgi laikausi tos pačios nuomonės. Kuo daugiau tokiose vietose turi būti žvyro, ne kažkokios tai žolelės, kur tu gali kirsti ir dar laimėti keletą sekundžių. O ten turi būti žvyras, kur tavo laikas, jeigu tu išslysti, taip tu bandai kažką. Ir tai nėra milijoninė. Ir tai nėra milijoninė investicija, šitoje trasoje. Tai paprastai padaroma. Taip. Aš suprantu, yra daug vietų, kur tą sudėtinga padaryti arba neįmanoma. O čia visos galimybės. Arba tas nei ten motociklų Grand Prix lenktynių, nieko. Net jeigu nenori žvyro, tai tu padaryk vėlgi tą kažkokį tai nurodymą, follow instructions, kaip Monzoje ten antrose esuose. Tai jeigu tu išslysti, tai tu turi pravažiuoti tą kažkokį tai tam, nežinau, zigzagą, tam, kad tavo laikas nebūtų greitesnis už trasoje važiuojančių, o ne atvirkščiai. Bet žinai, lenktynių komentavimo metu aš Hamiltono tą apvažiavimą komentavau kaip čykiai, nes, Hamiltonas mėgėjęs tokiuose pilkose zonose. Buvo. Paieškoti tokio, žinai, naudelės nedidelės tokios paieškoti. Jeigu Hamiltonas būtų matęs, kad sekančiame posūkyje ten smarkiai paslydo Maksas, jisai gal būtų užsigesinęs ir važiavęs tuo keliuku, nes būtų pamatęs, kad jam nereikia ten varyti tiesiai. Bet vėlgi priežastis to buvo kokia, jeigu pasižiūrėt prieš tai Verstappenas jį išstūmė iš trasos ribų. Ir vėl negavo baudos, netgi nebuvo nagrinėtas incidentas, o turėjo būti nagrinėtas pagal taisyklę. Dar vienas akmuo, taip vadinamiems teisėjams. Žinai, kad tavo Alonsas pasakytų. Hamiltonas nustojo būti nebaudžiamas, dabar nebaudžiamas Verstappenas, žinai. Ir jisai turėtų šiek tiek tiesos, turbūt. Turėtų racijas. Gerai, tai... Akivaizdu, kad teisėjams, žinok, iš tiesų yra, aš juos irgi suprantu, kad jie bus teisūs visada, aš net nesitikiu, kad tai būtų. Ir vėlgi, turėk omeny, kad teisėjai, ko gero, irgi suinteresuoti, nežinau, kas tą daro, kas tuo užsiima tiksliau,
ar kažkokia mergina jam paskambina ir klausykit vyrai, mums čempionatas turi trukti iki pabaigos. Nu ne, mergina Tai ir yra, dar kad vaikinas jam dabar nepaskambino. nubausti Maksą ir prarasti intrigą, come on. Taigi čia geriausias scenaristas, ką pasakytų. Na, pilkite ugnį, pilkite žibalą, žinai, Manau, kad kūrenam laužą. manau, kad problema yra vis dar ta pati, kad yra kiekviename etape yra tie pasikeičiantys stewardai. Tai šiuo atveju buvo Pedro Lamy, jeigu tu atsimeni tokį, turbūt atsimeni. Atsimenu Pedro Ir Lamy. dar 4 asmenys, kurių pavardės man buvo pirmą kartą išgirsti. Dar geriau. Tuo daug maž ir pasako. Gal Andrėja De Cesaris buvo? Ne. Jo, būtų. Gerai, tai linksmai peržvelkim mūsų su tavim čempionatą, kadangi čia kažkiek epizodų praleidom, tai paskutinį, čia buvo Azerbaidžanas berods, ar kuris čia buvo. Tai Gal nėra prasmės tą čempionatą peržvelgti. Ne. Aš vėl laimėjau. Yra. Tu vėl laimėjai. Tai taškais aš atsilieku kaip koks turbūt Verstappenas nuo Piastrio. Kiek čia yra 18 taškų, 8-3-5. Ir tu 7 kartus laimėjai, aš 3, visi kiti kartai buvo lygiosios. Tai dabar mes turim 4 etapus iki finišo. Ir aš siūlau supaprastinti mūsų spėjiklę ir tiesiog spėt po top 3 kiekvienose lenktynėse. Ir jeigu aš visus laimėsiu, tai mes bent jau būsim pagal pergalę 7-7. Tai žiūrėk, aš tada pradėsiu, tavo galbūt įrašysiu irgi. Mums liko kas? Mums liko San Paulo, Brazilijoje, mums liko Kataras, Las Vegas ir Abu Dabi. Tai San Paulo ir Katare aš įrašiau visiškai identiškus top 3. Verstappenas 1, Norrisas 2, Piastri 3. Tai va, pabandom dabar. Okay. San Paulo, kaip tau atrodo San Paulo? Taip, bandau išsiaiškinti, kuris čia yra San Paulo. San Paulo tai yra pirmas, ar ne? Interlagosas, jo, bet čia yra, bus su sprintu, bet mes sprinto nekreipiam dėmesį į sprintą. Reikia pagalvoti. Aš tai banaliai žiūrėjau, žinai, istoriją. Gerai, šitą, kad nekartoti tavo pasirinkimų, tai aš kažką biškai mikserį įmesiu, tarkime, Norrisas, Verstappenas ir Leclerc'as. Gerai, dabar Kataras, tokia nelabai įdomi trasa lenktynėms. Kataras taip, tikrai, bet kažkodėl įtariu, kad Kataras yra labiau McLareno trasa, nors dabar Red Bullis faktiškai yra beveik McLarenas, kažkurio požiūriu. Dėl to aš sakyčiau, kad Norrisas, Piastris ir Verstappenas. Ok. Ir dabar ką mes ten turim toliau mes turim Las Vegasas. Vat Las Vegase aš padėjau tokį keistą spėjimą netgi mano atžvilgiu, bet manau, kad reikia rizikuoti. Leclerc, Russell, Norris. Aš sakyčiau Verstappenas, Leclerc'as ir Piastris. Ok, tai pagal tave, taip žiūrim dabar, pagal tos spėjimas atrodo, kad Norrisas čempionas. Nebūtinai. Nebūtinai. Gerai, o Abu Dabis. Abu Dabyje, sakyčiau, kad Maksas gali būti pirmas. Okay. Piastris 2 ir Hamiltonas, koks Hamiltonas, atsiprašau, Norrisas 3. Okay. O mano spėjimas kaip tik inkludina Hamiltoną. Norris, Hamilton, Verstappen. Aš labai tikiuosi, kad užlips. Jam ten labai smagiai gaunasi važiuoti Hamiltonui. Išskyrus. Tiesą sakant, man dalinai gaila Hamiltono Meksikos lenktynės. Labai gaila. Ir aš pasakysiu, kad kaltas buvo Leclerc'as.
dėl Hamiltono šitų lenktynių kaltas buvo Leclerc'as. Jeigu ne pirmas posūkis ir jeigu Leclerc'as būtų likęs už Hamiltono, visos tos negandas, teorinis Bet negandas. žiūrėk, tą pirmą posūkį aš vis tik verčiu Hamiltonui, nes jisai buvo iniciatorius to kokteilio, kuris pirmam posūkį gavosi. Okay. Tai kad Leclerc'as taip pasielgė sąmoningai ar nesąmoningai, aš nežinau. Bet vėlgi, Hamiltonas paskui, ten trečias ratas, ar kuris buvo, kai jisai nusprendė šauti tiesiai, nes jam nesigauna pasukti. Jo, ir vėl toksai čikiai. Tai man atrodo, kad tokia biškiai ta jo tokia apsukri natūra šiek tiek paėmė viršų. Man taip atrodo, čia mano požiūris. Nebūtinai jisai pretenduoja tiesą. Ir dėl to ta geroji pusė Hamiltono nukentėjo, nepamatuotai. Nes jisai vienintelis, kuris gavo baudą. Jeigu baudos būtų apdalintos ten visiems, kurie nusižengė, tai tada Hamiltonui gal nebūtų taip blogai baigėsi. Nes realiai jisai turėjo šansą galų gale užlipti ant podiumo, žinai. Ir dėja jisai nepaėmė to šanso. Tai yra, kad, sakau, man atrodo, kad rezultatuose tą viršų paėmė ir, kaip tu sakai, teisėjų dalis buvo tame, bet tam tikrą prasme ir Hamiltono tas toksai, gudrumas taip, jau po to. Gudrumas toksai, žinai. Po to jau lapiškumas, kai jau tu tokia būsena jau nėra pasirinkimo didelio. Okay. Viską mes turbūt aptariam viską. Bet žinai, mes šnekėjom čia jau vos ne valandą ar daugiau laiko ir mes ne pusę žodžio nepaminėjome Oliverio Bermano. Aš sakyčiau, kad tai būtų nusikaltimas, nes faktiškai, kai žiūrovai jį išrinko lenktynių pilotų, ten visą laiką balsuoja šitie žiūrovai, tai buvo vienas iš tų nedažnų atvejų, kai aš 100% buvau toje pat pusėje. Suvažiavo labai brandžias lenktynes ir jisai realiai visą sezoną yra žymiai stipresnis už Okoną. Tai yra persvara prieš Okoną tiesiog auga, vis auga praeinant sekančiom lenktynėm sezoną. Taip, grįžtant prie to mano apibūdinimo lenktynininkų, kurie vis į kažkur įsivelia, tai Okonas yra iš tų, kur kažkada vis įsivelia, Bermanas ne. Jeigu tu taikaisi į savo komandos kolegą, būdamas agresyvus, tai jau daug apie žmogų pasako, mano požiūriu. Ir jisai ne tik ten į Perezą taikydavosi, bet ir į Alonsą dar dažniau. Taip, visą laiką būdavo. Nors Alonsas ten tiesiog jam padėjo ant lėkštutės pergalę Vengrijoje, bet Okonas į komandos draugus visą laiką žiūri taip pat. Su kuo jisai Monake ten su Gasly susidūrė prieš įvažiavimą į tunelį? Ir dėl ko su Alpina jis faktiškai atsisveikino. Tai sakau, su kiekvienu komandos kolega jis elgėsi kaip su pagrindiniu priešu. Tai toks žmogus, manau, savo energiją ne ten naikvoja. Išmintingi žodžiai. Jais turbūt ir pabaigiam mūsų šitą epizodą. Jo, nes mes galim čia šnekėti vieną naktį, bet kažkada tą reikia baigti. Tai prašau jūsų paspausti patiktuką, pasidalinti šito video ir užsiprenumeruoti kanalą, nepaisant to, kad mes retesni galbūt eteryje ir turim įvairių sunkumų, bet mums patinka susitikti, pasikalbėti, mums patinka paskaityti, ką jūs rašot arba atsižvelgti jūsų pageidavimus ir klausimus. Tai tikimės, kad susitikę paskutinį kartą po šio sezono, tai nebus visiškai paskutinį. Kol kas tiek, ačiū. Ačiū visiems žiūrėjusiems, tikiuosi iki kitų pasimatymų.